Susivokite, kada pasitraukti. Sėkmės lydimi žmonės, kurių patarimais norime vadovautis, dažnai kartoja: niekada nepasiduok. Deja, yra daugybė kitų žmonių, kurie atkakliai triūsė, tačiau patyrė nesėkmę. Ne dėl to, kad nepakankamai stengiasi, o dėl to, kad nepasitraukė laiku. Jeigu ir jūs iš įpratimo palaikote neįtin sėkmingus santykius, tęsiate neperspektyvią karjerą, nesiryžtate keisti įgrisusios gyvenamosios vietos ar sporto klubo, mesti džiaugsmą nebeteikiančios veiklos, pamėginsiu jums padėti. Štai požymys, padėsiantys nuspręsti, kad laikas viską užbaigti. 1. Blogai jaučiatės. 2. Per esamas problemas nebeturite laiko svarbesniems dalykams. 3. Niekas nesikeičia ir jūs nebematote išeities. 4. Jūs su tuo taikotės veikiau iš baimės nei dėl tikėjimų. Susivokti ir pasitraukti niekada nebūna lengva, bet jei tai turės įtakos ilgalaikiai jūsų laimiai, abejoti nėra ko. Jei privalote lošti, prieš pradėdamas apmąstykite 3 dalykus. Kokios bus lošimo taisyklės, kiek statysite ir kada pasitrauksite. Kinų patarlė.